Marius siunčia linkėjimus. Ačiū, jam perdavėte, čia jau. Aš esu izoliuota. Kokią čia knygą skaitai? Esu izoliuota. Močiutė skaito. Nu, biški užkandom. Biški. Pažiūrėk, kaip visą sutinus, matai, akis, va čia. Tu visą laiką... Ar ne, ar nuo to gulėjimo? Ne, tu visą laiką ant tos pusės guliu. Ai, po Kristaus 120-180 metų, tai va, iš vis 60 metų nepragyveno. Tiesiai po Kristaus. Nu, linkėjimus Mariui perdak. Linkėjimai, Mariui. Kaip jauties trumpai papasakok, nes vis tiek. Nu, tai Martynai, nenoriu aš tokių dalykų. Nu, kaip savijauta, nu. Nu, savijauta, va dabar, kai sėdžiu, tai pusėtina savijauta. O kai reikia eiti, tai nestabilų. Pavalgėm lašišos su bulvių košė, taip, iškėm. Kavos išgėrė. Kavos, Kapučino. O koks vaizdas kaip iš geriausių... Nuotrauka, gėlės per langą geriausia... Moteris paliko savo šitas. Tai aišku, kur neveši. Nu, va, net neradau kokį žodį geriausia. Nu, aš filmuoju dabar. Aš tai galvoju, kad šiandien rytoj nepaguldės, nes taigi neoperuoja. Nieks nepriimate gal? Jo, tai pabūsiu dieną. Tai žinok, moteriškė iš Panevėžio, nu jinai, kaip pasakyti, gera tokia nuoširdė, bet jau pleka. Žinok, ir jinai užmiršta matyti. Jinai kiek kartų man tą patį sakė ir paskui kitą dieną vėl apie tą patį šneka. O jo, aš apie visą jos gyvenimą žinau, apie visą jos buitį žinau, apie visus kambarį žinau, apie namą žinau, viską žinau.